Labas rytas. Rodausi plaukus. Čia yra ne vakar užvakar plauta galva ir va tokie riebalai. Žodžiu. Nikolytė. Labutis. Žodžiu. Ir panelė susirgus, tai sėdim namuose. Žodžiu, darysiuosi procedūrą tokią. Palauk, tai paimsiu. O, dėžutės pagrindinės ir nepaimu. Nesvarbu. Žodžiu, jinai taip įpakuotas. Čia 3 žingsniai. Atstatomoji procedūra, žodžiu. Perku aš ją iš savo meistrės. Aš pas ją pasidarau, bet labai didelis užimtumas pas ją, tai dažnai negaunu vietos. Žodžiu, tai sakau, pasidarysiu namuose ir parodysiu, kaip atrodo. Tai einu pasidarysiu ir tada sutiksim jau po procedūros. Va, aš jau po procedūros. Plaukai tokie jaučiasi lankstus, kaip pasakyti, atgavę judesi. Tokie lengvesni. Žiūri, patinka tas jausmas. Saulė tik labai spigna, iki sunku žiūrėti. Bet labai patinka. Sveiki. Vyras kol išėjo į kirpyklą, sakau, papliurpsiu su jumis, nes senai nesišnekėjom. Žodžiu, šiandien man laisva diena. Atvažiavom kelis reikalus tvarkyti Šiaulius. Ir tuo pat... Taip. Ir į kirpyklą tėtis atvažiavo. Užsukom į Pepko. Norėjau dar Pepko pasižiūrėti tokių žvakių su moliūgais.
Bet dėja jau visi išpirko. Neturi nei Bruklinas, nei Tilžė, tai žodžiu likau be žvakių. Bet vis tiek neišėjau tuščiom, nusipirkom Nikoliai puodelį, nes sudaužėjai, ne Nikolė? Taip. Sudaužėjai? Tai va, nupirkom naują puoduką mažytį. Ir nusipirkau tokią galvą. Žodžiu, tai aš į tą galvą planuoju, žodžiu, pasodinti tokią gėlę. Sadarysi? Ne, mažytę, pasodinsim gėlytę. Tokią gėlytę žadam pasodinti ir padėsiu ant stalo salionę. Įsigijom naują stalą, galbūt į šitą video įdėsim, kaip montavom. Kulaida. Kas? Kulaida. Taip. Tai žodžiu, gal įdėsiu video, kaip montavom. Sukom žodžiu. Tai va tiek. Šiaip turiu tikrai dar nufilmuoti Šeino holą. Tikrai nufilmuosiu, įdėsiu šitą video. Tai nežinau, turbūt galbūt šiandien nufilmuosiu arba rytoj. Rytoj dar su draugė susitinku, tai labai fainai. Kažkokį kontentą jums nufilmuosim. Žodžiu, susitiksim dar. Nežinau, baigė praeiti tas jau spalis. Atrodo, ką tik rugsėjais buvo. Nu, žodžiu, laikas skrieja nenumaldomai. Bet, žodžiu, ką mes galim padaryti, tik pasidžiaugti tuo laiku. Tai pradėjau truputį keisti mąstymą į kasdieninės situacijas, ta prasme, nu, kitas iki būna, nu, kad kažkas nepasiseka, tu susinervuoji ir taip toliau. Tai, žodžiu, pradėjau skaityti tokią knygą, Stipri moteris, parodysiu. Gabrielos ta knyga, žodžiu, nukeičia mąstymą, nes kartais kai įsisuki į tą, kaip pasakyti, kasdienybę. Ir nu, taip gaunasi, kad tu tiesiog išsibalansuoji, supyksti, susinervuoji ir taip toliau, o atrodo net nereikėjo, nu, ta prasme. Tai, žodžiu, pradėjau skaityti knygą, man labai patiko, vėl mane į vėžes stato, žodžiu, nes ir šiaip mėgstu knygas labai skaityti. Tik dažniausiai nėra kada, nėra laiko ir taip toliau, bet iš tikrųjų rasti 10 minučių bent jau per dieną tai tikrai įmanoma. Kaip ir pasportuoti randu ryte laiko prieš darbą, taip ir paskaityti knygą galima rasti laiko. Tik tai reikia jį planuoti kitaip, žodžiu. Tai gal truputį vėliau pašnekėsim, žodžiu. Tiek dabar ir, žodžiu, vakarė turbūt susitiksim, parodysiu knygą, parodysiu, nu, ką žadėjau ir haulą Šeino. Žodžiu, iki. Tai va, žodžiu, čia tokia papačia vištienytė, o čia saldžios bulvės ir cukinijos. Turėjau dar likutį, tai reikėjo sunaudoti. Ir dar, čia Nikolė valgė, nekreipti dėmesio, ir, žodžiu, salotų. Čia sūris varškės, pomidoriukai tiesiog, tas, nu, žodžiu, salotos. Ir dar pasidarėm vat tokį padažiuką iš natūralaus, iš jogurto be laktozės. Tai vat, skanaus mums ir, žodžiu, susitiksim vėliau. Žiūriu, nevaiksta. Na.
Sveikučiai, tai vat pagaliau prisėdau padaryti jum šeino holą. Labai senai jau turėjau tai padaryti, bet žodžiu atsirado reikalų tai tas tai anas ir žodžiu turiu laisvą dieną. Šiandien buvau išliekus su draugė į miestą ir galvoju, grįžus tikrai reikia padaryti. Tai kad ir kaip tingėjau tiesą pasakius, bet darau. Žodžiu. Tai pirmas iš šitos siuntinio tokio, nėra didelio, žodžiu, yra toks žiedukas rudas. Kadangi aš daug visur rudos spalvos naudoju, tai galvoju, prie kokio outfito bus labai fainiai. Dar kelis gal reikėtų užsakyti, nu, žodžiu, labai man toks eurą gal kainavo, bet, nu, toks, kaip pasakyti, gal per kamerą neatsiduoda jo tas, nu, tikras efektas, koks jisai iš tikrųjų yra. Žodžiu, toks. Tada, voila, tokia tašė. Ruda, žodžiu, man reikėjo labai rudos tašės ir seniai jau norėjau gal truputį didesnės, bet žodžiu, užsisakiau šitą ir žinokit, labai patiko dydis. Žiauriai faina, talpi, žodžiu, patinka, jau nešiojau ją, žodžiu, nežinau kiek mokėjau, turbūt gal 12 eurų, bet, nu, tokia on top šiandien. Tarp rudų mano spalvų, tai labai. Ir dar užsisakiau tokius 2 komplektukus, tai parodysiu. Vieną rudą, kitą pilką. Žiauriai fainuoliai, tokia medžiaga žiauriai smagi. Ir buvo išmetę geras akcijas su kuponiukais, mokėjau už vieną 4 spam gal, už kitą gal 5 scam. Nu, žodžiu, kad vat plačias kelnytės, čia rudas, nežinau kaip matosi per kamerą, bet čia yra rudas. Aš pasiimu M dydį, turbūt dar nufilmuosiu, kaip ir atrodo vizualiai tokios plačios kelnytės. Žodžiu, tokios storos, ganėtinai medžiagos. Žodžiu, gali ir po namus tokį pasirinkti vaikščiot, bet ir gali, pavyzdžiui, kokią liemenytę užsidėti, žodžiu, toks kaip sportinis komplektukas. Maikė tokia ne crop topinė, bet į tą pusę. Žodžiu, irgi va tokia maikutė. Irgi amka, žodžiu, žiauriai fainuolis, toks šiltas, švelnus. Ir tokį pat užsisakiau pilką. Tai parodysiu. Žodžiu, ir pilka tokia kaip paskalbta ta medžiagytė, bet, nu, fainuolė irgi labai. Va tokia spalvytė, va gal matosi. Irgi plačios kelnytės, kam patinka. Va emkutė. Ir žodžiu, irgi lygiai toks pat materialas. Žodžiu, labai fainuolės. Va, irgi tokia va bliskutė, tai žiauriai faina. Ir šilta, ir žodžiu patogu. Kas mėgsta komfortą, tai čia pats geriausias variantas. Žodžiu, ir dar užsisakiau tokią skarelę. Žodžiu, nesugalvojau, kur ją dar naudoti, bet esu nusipirkusi tokios hakės spalvytės šitą rankinuką. Tai ar ant rankinuko galima prisirišti tokią vat gražią irgi žalią rudą, ar, žodžiu, po kakliuku kažkaip pasiderti, ar prie džinsų, ar, žinot, kaip dabar labai madoje yra ant galvos. Nu, žodžiu, geras derinys spalvų, irgi mokėjau eurą su kažkiek. Nu, žodžiu, fainuolė tokia. Galima va, ir ant to pačio rudo rankinuko, ne? Va taip, va, kaspiniuką persirišti. Kažkas tokio. Va taip, va. Nu, labai fainai. Žodžiu, panaudosiu, paderinsiu tikrai. Printas labai man patinka. Žodžiu, tai vat.
išeina holo tiek. Ką aš dar esu dar užsisakiusi, bet nežinau, ar darysiu holą ar ne, nes ten daugiau gal vyrui, pasižiūrėsiu kokią kokybę, tai tada nuspręsiu daryti ar ne. Ir dar laukia mūsų Humanos holas, mūsų vadybininkė truputėlį buvo išvykusi atostogų ir, žodžiu, man prisikupė tų prekių ir tikrai nemažai parsivežiau. Tai parodysiu irgi, ką nusipirkau. Žodžiu, labai džiaugiuosi savo pirkiniais irgi labai. Dabar rudeniškus paltukus, žodžiu, nusipirkau, matysit, parodysiu dar. Ir, žodžiu, dar, ką norėjau pasakyti, kad reikia eiti pademonstruoti, kaip ant manęs atrodo šitie komplektukai, tai tikrai čia priseksiu. Tai tiek, dar susimatysim, žodžiu, dar paplepėsim, gal daugiau, kai darysiu Humano holą. Ir, žodžiu, dabar tiek ir iki pasimatymo. Žodžiu, toks rudas, labai fainuolis. Maloni medžiagytė tokia, net nemoku paaiškinti, tokia, jinai storesnė tikrai. Toks fainuolis, rudas ir toks pat pilkas. Žiauriai gerai. Ir žodžiu, toks plačias kelnytės, labai liuks, toks irgi labai fainuolis. Patinka. Nežinau, irgi tokia švelni medžiagytė, tokia, nežinau, man tai grinai su jais, jeigu išeiti į lauką, tai liemenytė kažkokia, ūgiukai va tie kaip tapkutės ir liuks toks komfortas, toks švelnumas, žodžiu, šiltumas. Labas rytas. Šiandien šeštadienis. Sėdžiu ir tuoj reiks į darbą. Galvoju, sėdėdama, kada pabaigsiu tą vlogą montuoti. Tai čia tas video daromas dėl to, kad užsimatuot save ir šiandien būtinai jį pabaigti ir kelti. Tai vat, ir žodžiu, ką geriu kavą toliau, valgau pusryčius. Pirmą kartą ragauju šitą jogurtą. Vyras nupirko iš Lidlo, tai be pridėtinė cukrų su kokosų pienu. Žodžiu, žiauriai geras skonis. Kas neragaut, pamėginkit. Baltymų didelis kiekis, o kiek, tai pasakysiu. Taip, daug baltymų. O koks kiekis? Gal čia 10 gramų. 100 gramų. Ne tiek ir daug. Galėtų būti ir daugiau. Bet žodžiu. Ir geriu kavytį iš savo mėgstamiausio puodelio. Tai ką, iki pasimatymo vakare liko padaryti Humanos holą prie šito video ir įkelsiu. Čiau. Apsivalau langus, kad matyčiau, kaip važiuoti.
iki darbo su mašina kokį, 3 minutės kelio. Tai, žodžiu, lėkiu. Aišku, raudoną turiu užsidėti. Tai, vat, žodžiu, lėkiu. Nu ką, turiu dar pertraukėlę 10 minučių ir prasideda darbo diena. Jum šitą akimirką praeis per kelias sekundės, o man visą darbo dieną. Žodžiu, susitiksim vėliau. Labas vakaras. Labas vakaras. Nu, mes ką gaminsim? Pavaga. Kokį pyragą? Čia obuolė. Su obuoliais? Aha. Nu, mes su Nikolyte kepsim obuolių pyragą, nusipirkom produktų. Tėtis gal irgi padės, o ne tėti? Cinamoniuką. Taip. Tai darysim? Aha. Tai gerai, varom daryt? Varom? Aha. Gerai, Pabandyčiau. varom. Pabandykim? Aha. Gerai, varom. Žodžiu, mums ko reiks? Reiks mums cukraus, nusipirkom rudo, reiks obuolių, reiks sviesto 200 gramų, kepimo miltelių, kiaušinių ir miltų. Žodžiu, po to parodysim kokią eigą, ne, Nikolė? O mes tau šitą nusipirkom. Aha, bet čia ne obuolių pyragą, ne? Čia man nepirkai. Kad tau nupirkom, nu taip. Pirmą dėsim į mikrobangų krosnelę, bandysim ištirpinti sniegą 200 gramų. Kokį sniegą? Tada reikia mums nuplauti obuolius. Reikia 5 vienetų, bet dėsiu 6 ir nuplauti ir nulupti. Tai va, taip ir padarysim dabar. O kita tau yra. Gerai, ateik mums padėti tėtą. Ateik tėtą. Gražiai? Gražiai. Nu, žodžiu, mes jau ką padarėm, išsitirpinom sviestą, padėjom atvėsti. Užsikaitėm orkaitę, tėtis mum įjungė taip. Ir dabar supjaustysim obuoliukus. Aha. Ir tada žiūrėsim, ką toliau. Aha. Ar ne? Pjaustom? Mhm. Nu gerai. Čia biški. Biški daugiau? Aha. Nu, O tiek. gerai. Tu pasimk savo peilį. Aha. O aš Savo. taip. Ja. Tai man supjausi. Tai aš tau padėsiu, gerai? Aha. Bus greičiau dviese. Taip? Nu, ir liuks. Patinka pjaustyti? Mhm. Nu, ką mes čia dabar padarėm? Obuolius sumaišėm su kuo? Su cinamonu? Aha. Taip, bus labai skanu. Mhm. Patinka tau cinamonas? Aha. Liuks. Biški. Biški patinka? Aha. Liuks. Aš jau mačiau. Aš jau nusipauti. Ką nusplauti? Rankas. A, gerai. Nu, Nikolytė, mums dabar reiks Tešelė. 4 kiaušinių. Aha. Nu, aš mušiu, tu nori vieną pabandyti mušti? Taip. Pabandysiu. Pilam. Nupil. Šitą? Aha, bet atsargiai, gerai, mažytė? Šitą. Aš padėsiu tau. Nu.
Pilam. Ir reikia dabar dar biškį pamaišyti. Tešlą padarom va tokio va tirštumo. Į ranką. Nu, ir dabar galima dėti tuos obuolius čia, aha. Pabiškį daugiau, aha. Bet ne visus, gerai? Gerai. Aš ir... Nu, pilam? Laikyk valdžią man padėsi. Nu, pilam. Nu. Daug sunku biški. Biškį sunku. Aha. Mama irgi žinau, biškį sunku, tai mama šaukštą paims. Aš irgi nosiu slapstą. Tuoj va.